Prezentacijų kūrimas šių dienų kontekste nėra vien tik tai darbas su PowerPoint programa, turint galvoje, kad atsiranda vis daugiau dirbtinio intelekto įrankių, kurie padeda įvairiais atvejais ir klausimais. Tai būtent šio epizodo eigoje pristatysiu Gamma, kuri leis daug efektyviau ir gražiau sukurti prezentacijas, kurias galima naudoti ne vien tik tai edukaciniais tikslais, pristatant mokytojams pamokas ar panašiai. Tai yra iš tiesų galingas įrankis, kurį kiekvienas gali prisitaikyti pagal save. Taip pat labai gerai, jog sukurta prezentacija yra labai lengva adaptuoti į standartinius formatus, tokius kaip ir mano minėtas PowerPoint, Google Slides ir panašiai. Pasidalinsiu registracijos nuorodą, kurią pasinaudojus jūs gausite dar papildomų kreditus, kurių pagalba jūs galėsite nemokamai naudotis Gamma platformą. Tai prezentacijos turiniui sukurti aš naudoju ChatGPT platformą ir tiesiog labai paprastą nurodžiau užklausą, tai būtent rasinės grafikos programų apžvalga, paruošti prezentaciją ir akcentavau, kad būtų naudojamas tik tekstinis formatas. Ir realiai gavęs prezentacijos visą turinį, aš jį panaudosiu Gamma prezentacijai sukurti. Ir iš tiesų, Gamma platforma yra tuo gera ir unikali, kad jie naudojantis ir kuriant prezentaciją gali būti daugiau negu vienas būdas, kaip tą prezentaciją sukurt, pateikt. Tai čia aš tiesiog pasidalinsiu vienu tiesiog iš daugelio būdų, kaip tą galime atlikti, ir tikrai rekomenduoju jums išbandyti patiem mano parodytą būdą bei ir kitus papildomus būdus, kaip tą prezentaciją sukurti. Prisijungti prie Gamma platformos jums užtenka paspausti mano pridėtą registracijos nuorodą, taip jūs gausit papildomai 200 kreditų dirbti su šia platforma. Jūs matysite tokį vaizdą ir yra keletas pasiūlymų, kaip sukurti prezentaciją. Mes naudosim pirmąją opciją, tai yra įklijuojant tekstą. Ir čia mes įklijuosim tekstą sugeneruotą su ChatGPT ir papildomai dar galiu nurodyti, kad būtų tradicinis dydis 16:9. Ir čia šitoje vietoje labai svarbu, tai duodu suprast, kad man nereikia Gamos papildomai dirbtinio intelekto modelio, jog jisai kažkaip mano jau pateiktą tekstą redaguotų, nors jisai tą visai neblogai gali atlikti. Tai galėsim pabandyti kitų metodų, kai kursim. Ir toliau paspaudžiu, kad parengtų skaidrų planą. Ir matau, visas skaidrės paruoštas. Ir netgi matau kiekvieną skaidrę pagal ką atrodys, pagal kaip bus sudėtas mūsų planas. Ir šitoje vietoje visai nesudėtingai jau galiu atlikti papildomus darbus tam, kad galėčiau optimizuoti prezentacijos kūrimą, suskirstyti skaidres, kiek man jų kokių reikės. Tai aš matau, kad jisai pakankamai išsamiai bando išskaidyti atskiras skaidres, atskiras programas, bet aš galiu, tarkim, apjungti po 3 programas į vieną skaidrę, kaip pavyzdys. Paspaudžiu apjungti 4-5 skaidrę, paspaudžiu ant 3 taškelių ir į viršų jisai apjungia, kad taptų viena skaidrė. Toliau noriu apjungti šitas skaidrės vėl į vieną, kad būtent šitie 3 mano punktai būtų vienoj skaidriai. Taip pat aš galiu padaryti ir su sekančiam skaidriam jas apjungti. O tarkim, esančios šitos skaidrės išvados norėsiu į atskirą skaidrę, tai aš tiesiog labai nesudėtingai paspaudžiu pridėti kortelę, pateikiu čia išvadą, ištrinu
ir viskas. Ir taip pat dar rekomenduoju pratrint į nereikalingus tekstus. Toliau aš nurodau, kad lietuvių kalba, pasižiūriu temas, dizainus, juos aš į ką galiu keisti paskui eigoje. Pakankamai tie dizainai yra tokie kaip ir standartiniai, šabloniniai, tai labai skirtumo čia nėra pasirenkant dizainą. Tai, kaip ir sakiau, pasirenku kažkurį iš man patinkančių. Ir sekantis žingsnis tai yra iliustravimas. Jeigu kreipsi dėmesį, tai ruošiant skaidres, atrinkant jiem nuotraukas, iliustracijas, užtrunka tikrai daug laiko būtent šis etapas ir Gamma, jinai tuo unikali, kad jinai iš tiesų gali mums leisti galimybę pasirinkti kaip ir du variantus, ar mes norim nuotraukas naudoti iš jau esamų nuotraukų duombazių, kur yra sukelti dideli kiekiai nuotraukų, kurias galima nemokamai naudoti, ar mes norime, kad mūsų nuotraukos iliustracijos būtų generuojamos dirbtinio intelekto pagalba. Tai čia labai priklausomai nuo jūsų prezentacijos tipo, pobūdžio, stiliaus, kaip jūs įsivaizduojat prezentaciją, jums iš tiesų taip geriausia pasirinkti. Šiuo atveju aš būtent pasirenku variantą, kad nuotraukos bus naudojamos iš duombazių paimtų, nebus generuojamos dirbtinio intelekto. Formatą mes jau buvom nusistatę, kad būtų tradicinis 16:9 ir paspaudžiam sukurt. Ir matom pakankamai greitai, kaip viskas vyksta procesas kūrimo. Matau, jisai parenka nuotraukas, generuoja tekstus, blokus, visą tą pakankamai neblogai. Parenka. Va, ir mes realium laiku galim matyti, kaip vyksta prezentacijos kūrimas, kaip visas tas pateikiamas mūsų vaizdas. Ir mes galim atlikti visas korekcijas realiai prezentacijos viduje. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu reikia dar rašyti kokių žodžių, kaip tarkim lektorius. Galiu pridėti dar papildomai daugiau tekstų ar logotipų, jeigu reikia. Ir matau rasinės grafikos programų apžvalga. Čia yra pateikta nuotrauka asociatyvi, pakankamai, sakyčiau, nebloga nuotrauka toj vietoj. Ir toliau yra kita iliustracija, kas yra rastinė grafika. Ir šitoj vietoj jisai pateikė atskiras dalis, kur paaiškina, kas yra rastinė grafika, ir šitoj vietoj paliko tokius kaip laukelius panaudot piktogramom, tokiom ikonom, kurias galima visai nesunkiai atsirinkti, bet jeigu norim greičiau taupant laiką, neužsimtų ikonų paieška, mes tiesiog galim spausti ant šito bloko 3 taškelių, kad išdėstymas būtų šiek tiek kitoks. Kaip pavyzdys, galima naudoti dėžutės ir galim pasižiūrėti, kaip atrodo, net galim pakeisti stilistiką, jeigu norim, arba galim pasimti dar kokį norim kitą stilių, čia jų yra iš tiesų labai daug. Ta skaidrė man nelabai patinka, kaip išdėstyti šitie stulpeliai, man norėtųsi labiau panašiai kaip čia yra sekančioj skaidrai padėliota, tai
galima pasirinkti irgi visą tą išdėliojimą, tarkim, kad būtų 2 stulpeliai, jų pažiūrėti plotį, visas tekstas, jisai automatiškai adaptuojasi. Jeigu man reikia, aš galiu Ctrl X paspaudęs ir Ctrl V perkelti į kitą vietą ir perdėliot, kaip man norisi visus šitus stulpelius. Toliau žiūriu, kaip čia atrodo kiti pateikimai. Čia visai irgi įdomi tokia iliustracija, galbūt ne visai konkreti, o tarkim šitoj vietoje, kur yra paskutinė skaidrė, man nepatinka konkrečiai šitą nuotrauką, netitinka galbūt mano prezentacijos temos, aš ją visai nesudėtingai galiu paspausti, pasirinkti redaguoti vaizdą ir galiu pasirinkti visiškai kitą nuotrauką ir pasirinkti jos pateikimą, kaip norėčiau. Jeigu matau, kad nelabai man patinka, aš galiu pasirinkti čia visai kitą kategoriją. Tarkim, šita visai nebloga nuotrauka. Ir iš tiesų labai nesudėtinga taip atsirinktas nuotraukas, tik tai užklausos jos privalo būti naudojamos rašomos anglų kalba. Ir viskas. Aš turiu prezentaciją, šią dar į ką galėčiau ateityje redaguoti. Mano rekomendacija pabandyti visas nuotraukas, kur yra į dešinį kampą sudėti, nes būna tokie logotipai, kai eksportuoji prezentaciją gamą dešiniam kampe, tai jeigu yra uždėta nuotrauka, tas logotipas nesimato. Tai labai nesunku padaryti, tarkim, aš paspaudžiu ant prezentacijos, pasirenku prezentacijos pateikimą. Aš paspaudžiu ant prezentacijos, pasirenku prezentacijos pateikimą, išdėstymą dešiniam krašte ir atsiras nuotrauka dešiniam krašte. Galiu net pakontroliuoti, kiek noriu, kad ta nuotrauka matytųsi. Ir viskas, mano visos nuotraukos sudėliotos, prezentacija paruošta. Gerai, aš galiu dabar paspausti ją išsaugot, tai man tai reikia pasirinkti 3 taškelius ir tada paspausti eksportuoti ir galiu pasirinkti, kaip noriu eksportuoti, ar į PowerPoint, ar į Google skaidres. Mano rekomendacija yra naudoti eksportavimą į Google skaidres. Kiek man teko matyti ir žiūrėti, pakankamai tiksliai eksportuojasi su mažiausiai iškraipimo. Aišku, tą patį galite ir į PowerPoint daryti. Iš principo skirtumo labai didelio nėra, bet galėsim abu padaryti variantus ir palyginti skirtumą. Dabar eksportuosiu į Google skaidres. Prašau pasirinkti mano Google paskyrą ir pakankamai greitai jinai bus eksportuojama. Lygiai taip pat paspausiu eksportuoti PowerPoint'ą. Buvo padaryta prezentacija. Būtent minėjau apie kampe esantį šitą gamą logotipą. Tai kai dešinėje yra nuotrauka, jo nesimato. Viskas pakankamai neblogai sukrito, nieks neišsikraipė, viskas liko taip, kaip turi būti. Šitos ikonos galbūt irgi ne pačios geriausios, jas galima būtų pakeisti, bet kol kas palikau.
Galiu atsidaryti naudojant Google Slider ir tiesiog toliau atlikti redagavimus. Tai atsidaręs PowerPoint prezentaciją, aš ją atsidariau per Apple Keynote programėlę, kadangi aš pats neturiu PowerPoint programėlės, tai irgi pakankamai gerai gavosi, nieks neišsikraipė, viskas, sakyčiau, savo vietose taip, kaip turėtų būti. Tas logotipas kampe yra, kaip ir įmanoma papildomai kažko uždengti, bet kaip ir neturėtų tai trukdyti. Tai kaip ir matėte, tai yra iš tiesų labai nesudėtingas dalykas, kaip sukurti tokią prezentaciją, naudojantis Gamma programėlę. Tikrai rekomenduoju išbandyti jos galimybės. Ir kaip ir buvau epizodo dar pradžioje minėjęs, galima daryti daugiau negu vieną būdą, kuriant prezentacijas ir būtent naudojant šią programėlę. Tai greitai pabandysim antru būdu, kur pačioj Gamoj nurodau užklausos tekstą ir jau suformuoja man visą prezentaciją, nenaudojant kitų išorinių dirbtinio intelekto modelių. Tai einu spausti sukurti prezentaciją ir čia tiesiog rasinės grafikos programų apžvalga, paruošti prezentaciją, net nebūtina paruošti prezentaciją, tiesiog nurodau rasinės grafikos programų apžvalga ir nurodau irgi skaidrių kiekį, kiek man jų reikia, tarkim, manau, užteks 6, išlaikyti tradicinį dydį, lietuvių kalba, pristatymas ir spaudžiu sukurt. Tekstai galiu taip pakankamai glaustai. Ir matau, visai neblogai jau sukūrė, surašė tekstus. Viskas pakankamai panašiai į ChatGPT, tik tai dar čia akcentavo Photoshopo programėlę, daugiau aprašė apie ją, jos atsiradimą ir taip toliau, kas visai fainiai. Dizainas viskas tas pats, nuotraukos nurodytos iš atsargų bazių. Tai, kaip ir minėjau, yra galimybė dar pasirinkti AI iliustracijas. Ir kai pasirinku AI iliustracijas, aš galiu nusirodyti, kokį modelį naudoti AI iliustracijom. Irgi jie labai skiriasi pagal modelio pasirinkimą. Aš visai naudoju Luma foto modelį. Tada nurodau, kaip noriu, kad tos iliustracijos atrodytų. Aš paspaudžiu, kad būtų tokios foto realistinis, abstraktus, 3D ar dar iliustracija. Taip pasirinksiu, kad būtų iliustracija. Pasirinksiu švarus, modernus ir spausiu sukurti. Ir dabar šiuo atveju viskas bus sukurta visiškai dirbtinio intelekto pagalba, naudojant sugeneruotas iliustracijas. Ir pasižiūrėsim, kaip atrodo. Pakankamai irgi greitai kuria. Jau matau, sukūrė. Visai neblogai, atrodo tikrai gražiai, padėliojo ir blokai ir netgi čia papildomai išskyrė tokius akcentus, kas gana svarbu turėtų būti atkreipiant į grafinį dizainą. Toliau gražiai visai iliustracijas sukūrė.
Čia galbūt nėra labai konkreti ta iliustracija, bent jau konkrečiai nėra susijęs su išvardintom programėlėm, bet nieko tokio. Ir šita prezentacija, sakyčiau, dar greičiau susikūrė, kadangi nereikėjo man naudoti papildomai išorinių užklausų kituose dirbtinio intelekto modeliuose. Šitas abi prezentacijas pasidalinsiu taip pat aprašyme jų nuorodomis, tai jūs galėsite jas patys apžiūrėti ir įvertinti, kaip jos atrodo, palyginti. Iš tiesų jos, sakyčiau, pakankamai neblogai sukurtos. Dar neturėjau galbūt dabar laiko įsigilinti į teksto turinį, nes faktas, kad dirbtinis intelektas jisai tikrai dar dažnai padaro klaidų, dėl to visada reikia patikrinti tekstą ir pataisyti, jeigu kažkokie yra neatitikimai. Ir minėjau epizodo pradžioje, tikrai rekomenduoju pakviesti draugus, kolegas prisijungti prie šios platformos, taip gausite ir jūs ir kolegos daugiau kreditų. Tai esate, jeigu jau prisijungę prie savo platformos, spauskite ant kreditų, tiesiog pasirinkite pakviesti komandos draugą ir pasirinkite kopijuoti nuorodą ir tą nuorodą pasidalinkit ir ant jos paspaudusiu, užsiregistravus, prisijungus prie Gamma platformos, tiek jūs, tiek kas prisijungia su šią nuorodą, gauna papildomai 200 kreditų, kuriuos galima tiesiog toliau išleisti, dirbant su Gamma, kuriant prezentacijas. Tai tikiuosi sužinot kažką naujo. Tikrai rekomenduoju išbandyti sukurti prezentacijas naudojantis Gamma platformą ir pasidalinkite komentaruose, kaip sekėsi. Jeigu turėsit kokių klausimų, parašykite ir susitiksim kitame epizode. Iki.